ką reikėtų mano nuomonę daryti. Tai kartais mano nuomonė, jeigu tu paklausi, tai negali neatitikti. Todėl šitoje vietoje aš siūlau visą laiką tikrai, nežinau, ar kiek ten su Indre, ar tai normaliai sutari, ar nenormaliai, nu, tai jeigu viskas okei, tai su jie visą laiką pasikonsultuoti, jinai tikrai visada padės ir norės padėti. Čia 100% aš įsitikinęs. Jinai visada, vos ne kiekvieną neabejoju, kad jinai man rytoj paskambins, kaip čia sekėsi. Bet kaip mums sekėsi po kiekvieno myto, jinai paskambina ir paklaus, nes tai rūpi, ta prasme, tiesiog kaip bus. Tai dabar, konkrečiai dabar apie HR. Tai vat, yra tos HR, mano nuomonė, dvi dalys. Yra ta tokia, kurią jūs matote, tokia ant paviršiaus, apie kurią jūs šnekate, kad faina ateiti pašnekėti, ir kad tave išklausytų, kad tave paguostų, patartų ir panašiai. Čia jo, čia yra svarbu. Bet yra antra dalis, kuri yra nematoma, kurią galbūt yra sunkiau padaryti. Ir jinai iš tikrųjų yra galbūt šiek tiek techninė yra dalis, kurios tu, mano nuomonė, nelabai darai šiuo metu. Tai yra va, tas pats žmonių sužiūrėjimas, va, kaip sako Berta, aš stebiu žmonės. Tai šitoje vietoje tau reikėtų tai daryti, stebėti žmonės. Vėlgi, aš nesigilinsiu dabar, kas tau su mokslais, aš tik sakysiu, kas turėtų būti. Kad tu turėtų stebėti žmonės, pamatyti, kas iš žmonių turi daug darbo, kas neturi darbo, tarkim, tas pačias stovyklas jau minėjo. Ir apskritai, per